Esame Vilnius Tech išmanių ir klimato neutralių gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kompetencijų centre. Turėjome galimybę sutelkti ir atnaujinti mūsų mokslinę ir technologinę tyrimų infrastruktūrą. Šios infrastruktūros ir atnaujintos įrangos dėka turėsime galimybę išplėsti savo tyrimų sritis. Turime galimybę sutelkti po vienu stogu skirtingas kompetencijas, skirtingus mokslininkus, jų komandas, pradedant žiedinės ekonomikos sprendimais, transporto, energetikos, statybos ir aplinkos saugos srityje. Visa tai leidžia mums padidinti savo tyrimų potencialą, užtikrinti mokslinio tyrimų tarptautiškumą ir vykdyti aukščiausio lygio tyrimus. Šita infrastruktūra leidžia mums ne tik tai plėsti savo tyrimų sritis, bet ir įkvėpti jaunuosius tyrėjus, prisijungti prie universiteto. Mes iki šiol niekada nesame turėję tiek reikšmingos įrangos, kuri gali leisti jiem atlikti įvairiausius tyrimus medžiagų, transporto, statybos, aplinkosaugos srityje. Šis infrastruktūros atnaujinimas yra istoriškai didžiausias Vilnius Tech universitete. Turima įranga leidžia mums kurti sprendimus ir tirti produktus visame jų gyvavimo cikle, pradedant nuo jų dizaino, medžiagų sukūrimo iki prototipų sukūrimo su naujais 3D spausdintuvais, įskaitant skirtingus įrenginius, medžiagų savybių tyrimams, jų eksploatacijos savybėms ištirti. Įvairūs mikroskopai leidžia mums matyti medžiagas jų reakcijų eigoje, skirtingose temperatūrose. Turime galimybę matyti ir tirti medžiagas 1000 laipsnių temperatūroje ar jas šaldant ir matyti skirtingus jų poveikius ir jų įtaką eksploatacijoje. Vykdydami sumanios ir klimatui neutralios Lietuvos projektą, savo kompetencijų centre įsigijome 2 didelių gabaritų spausdintuvus. Vienas iš jų turi unikalias galimybės naudoti mūsų sukurtas medžiagas. Mūsų mokslininkų komanda, dirbdama su įvairiomis medžiagomis, sukuria tam tikras plastiko granulės, kurias yra įmanoma naudoti mūsų spausdintuve. Sukuriame ne tik tipinės granulės, bet naudojame tokius dalykus kaip nano medžiagas, o papildomi ingredientai leidžia mums suteikti tipinėm medžiagom išskirtinės savybės. Tai pavyzdžiui elektrinį laidumą. Sukurtos medžiagos ir produktai su elektriniu laidumu mums leidžia plėsti mūsų tyrimų sritis tipinėje statybos inžinerijoje. Tokie produktai įterpti į konstrukcijas leidžia mums ne tik tai efektyvinti tokių produktų projektavimą, bet ir suteikia galimybę stebėti tokių produktų elgseną statybos eksploatacijos stadijose. Tokie prototipai gali būti naudojami skirtingose srityse, tarp jų ir aviacija, saugumas. Suteikus medžiagom papildomas savybės, tokias kaip elektrolaidumą, turime galimybę stebėti įvairių produktų elgseną eksploatacijos stadijose. Tai gali būti ne tik tiltas, pastato konstrukcija, bet ir mums visiems šiuo metu puikiai žinomi dronai. Suteikus dronų sparnams elektrinį laidumą, mes galime stebėti jų įlinkius, jų deformacijas eksploatacinėje stadijoje. Tai padeda mums kurti geresnius ir efektyvesnius prototipus ir tokiu būdu panaudoti pramonėje efektyviausiai pagal esamą poreikį. Taip pat kompetencijų centre įsigijame transporto priemonių variklių bandymo stendus. Su šiais atnaujintais stendais tyrinėsime vandenilio naudojimą vidaus degimo varikliuose, stengsimės kurti naujus kuro mišinius, kurių pagalba mažinsime CO2 emisijas. Sumanios ir klimatui neutralios Lietuvos misija tai ne tik infrastruktūros atnaujinimas. Net 30 milijonų investicija į Vilnius Tech ir Kauno technologijos universitetų mokslo bei verslo bendradarbiavimą mums suteikia naujas galimybės pasitelkti verslo problemas, spręsti realius iššūkius, kurti pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai. Žiedinė ekonomika reikalauja tarpdisciplininio bendradarbiavimo. Būtent šiam tikslui ir yra sutelktos kompetencijų centre. Turima infrastruktūra mums leis užtikrinti, kad mūsų tyrimai turės tiesioginį poveikį žiedinės ekonomikos sprendimų kūrimui Lietuvoje. Įkūrus kompetencijų centrą mūsų projektas nesibaigia. Kuriamas atviros prieigos portalas leis verslui matyti mūsų infrastruktūrą, esamus ir naujus projektus. Suteiksime galimybę mums ir verslui bendradarbiauti, kuriant naujus projektus. Mūsų kompetencijų centro tikslas būti geriausiu ir lanksčiausiu verslo partneriu, kuriant žiediškas ir klimatui neutralias technologijas. Sumani ir klimatui neutrali Lietuva tai vienas yra strateginių Lietuvos projektų misija, kuri sugebėjo prisitraukti daugiau negu 31 milijoną eurų lėšų iš Europos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo, taip pat valstybės biudžeto lėšų.
Tai iš tikrųjų bendras Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat švietimo, sporto ir mokslo ministerijos žingsnis įgyvendinant Lietuvos strategiją, tai tokį sistemišką požiūrį į Lietuvos ekonomiką, žalį ir žiedinę transformaciją. Ir iš tikrųjų Lietuva yra viena iš lyderiaujančių šalių, jeigu ne pati lyderiaujanti šiuo metu pagal atsinaujinančių energijos išteklių diegimą. Tikrai Lietuva skamba visam pasaulyje savo tokių strateginių ir laiku priimtų sprendimų energetinės nepriklausomybės kontekste. Tai iš tikrųjų šis projektas, lyderiavimas Vilnius Tech komandos ir aplink ją formuojamo kompetencijų centro, mokslo ir verslo partnerių įgalinimo, taip pat aukščiausio lygio mokslinės infrastruktūros papildomas įgalinimas stipriai prisideda prie to sisteminio požiūrio plėtros. Tai yra ir labai didelė galimybė prisidėti ir inovacijų agentūrai prie to sisteminio žingsnio tolyn.